Nes su tokiom kuro kainom tik slėktuvus ir skraidyt. Hello people, welcome back. Pasiryžau antrą kartą gyvenime dar kartą aplankyti Londoną. Pirmą kartą buvom su Žilvinu ir su Stasu prieš Covidą ir negaliu pasakyti, kad labai sužavėjo mane, bet šiuo metu tenais daug įvairių draugų gyvena. Ir, kažkaip reikia su visais susitikti. Tai va, plus vienas iš mano draugų pasakė man, kad parodys man kitokį Londoną ir pabandys pakeisti nuomonę apie jį. Ką žinau, turiu ir savo planų biškį, ką ten padaryti. Ir labai tikiuosi, kad nustebinsiu jūs apsilankymu vienoje vietoje, nes tikrai likau nustebęs atradęs ją. Tai tokie dalykai. Dabar šūtinam iki aerouosto, po 2 valandų skrydis, po 5 valandų ten. Ir ką, ir judėsim pirmin. Welcome to a brand new video. Neatsijunkit, bus įdomu. British pounds incoming. Nežinau, skaičiuot, neskaičiuot kelionę, šiaip tingiu skaičiuot. Tai akinius nuimsiu. 110 eurų, 85 svarai. Gavusi ir davė čekį, kad kitą kartą, jeigu keisi aerouoste, bus nemokamas keitimas. Bet aš manau, kad nebus aš kitą kartą. What the? Gavau popierinį bilietą, nes pildžiau tą ETA, ar kaip ten vadinasi, vizą tą į Angliją. Jau prieš kokias 2 savaitės, reikėjo 3 dienų, atėjo patvirtinimas, tipo viskas tvarkoj. Bet sako, pas juos nauja tvarka, sistemas netnaujintos, jie nemato, dėl to eina ir blokuoja, tai rankiniu būdu pažiūrėjo, kad aš turiu tą vizą ir all good, gerai, kad anksčiau atėjau, tai jeigu Londoną skrendat, turėkit omeny, kad galit nespėti arba kažkas netaip būt. Kol kas viskas gerai. Need мерзавчик. Mokėjimai kortelę atmetami, telefonu atmetami dėl to, kad užblokuota kortelė, nes tipo kažkas ten buvo negerai su Swedbanku. Tai prasidėjo, tai taip, viskas, bet nieko. Landing. Žiūrėkit, nusileidau žemyn ir man reikia patikrinti pasą. Kad patikrinti pasą, reikia važiuoti su šatlo 2 stotelės. Įdomiai čia. O, traukinys atvažiavo. Geras. Welcome to Great Britain, Sergio. Trains. Po 4 minučių traukinys. Gal spėsiu. Welcome to this service for London Liverpool Street.
Bye. Amazing. Tik pažiūrėkit. Londonas, kur visada lyja, kur visą laiką šalta. Pažiūrėkit, kaip žalia. Kaip gražu ir saulė šviečia, tai neįtikėtina. Hi, I opened the gate, please open. Okay, thank you so much. Kilimai. Thank you so much. You're welcome. L'artista. Price in pounds. Paragavom pomidoriuką. Tas pats. Tai va, ką čia turim? 7 svarai sriuba, lęšių, 11 pem, arklinė porcija salotų tiesiog, Coca-Cola Zero paėmiau ir dar jie skaičiuoja servisą. Tai 23,5 svaro, tai 27 eurai kokie. Salotas neblogas, 5 galima turbūt iš 10, gaišti galima, bet porcijos arklinės tiesiog. Ir jaučiasi, kad kokybė ingredientų yra aukštesnio lygio nei pas mus. Bet tiesiog, kad matyt, pizzerijai nemoka gaminti salotų, jie gamina pizzas. Dar bus proga paragauti. Walking? Yeah. Perfect, thank you. Appreciate. Net traukiniuose kilimai. Visur kilimai. Kaip tai galima? O dievai. Блин. What is not operating? Come over here. You can't use that here. Huh? Excuse me? You step out the way for a second. Yeah, you can't use that. Where do you check in? The check in London. London. Are you going back today as well? I don't know. Hello. I came from London and gate not opened with my... Because London is a tapping zone. This is not. Okay. This is not. I didn't so know. You have tapped in London, Yeah, but you have not tapped out. yeah. So are you going to go back to London? Pridaryta čia nesąmonių ir tikrai ne aš pridariau, tiesiog netobula sistema. Prieinu prie vartų, kur atsidaro papulti traukinį, pridedu telefoną, atsidaro, rezervuoju pinigus ten korteliai ir aš su juo važiuoju. Po to paaiškėja, kad man vartai neatsidaro grįžus atgal. Dėl to, kad šitas walkingas yra už tapping zone, už tos zonos Londone, kur tu gali atsiskaityti telefonu. Tu turi pirkti bilietą. Taigi, jeigu 2 valandų bėgyje tu nepatapinsi kitoj kažkur stoteliai arba stotį, tau, jeigu per 8 valandas nepaskambinsi į jų ten transporto sistemas, kažkokią ten, nežinau, atstovybę ar kaip ten vadinasi, jie tau nučaržins 25 svarus. Ir paskambinis tu jau turi paaiškinti kokią situaciją ir turėti bilietą nupirkęs čia, kur aš atvažiavau, iki čia ir iš čia atgal. Nežinau, ar supratot?
Nu, durnai. Tiesiog turi būti į tam tikrą traukinį skirtingi vartai, nes šitas buvo pirmas sustojimas iš tikrųjų, nebuvo ankstesnio. Nu, tai tiesiog reikia kitą platformą, iš šitos platformos važiuoja traukiniai tik tais į tolimesnės kelionę. Mano draugas atvažiavo manęs paimti, tenais biškį už kelių šimtų metrų ir varau pas jį į svečius ir pasijungsiu vėliau. Atvariau su taksu į stotį. Čia traukiniai važiuoja kol kas 10 minučių. Kaip čia lietuviškai pasakyti? In the middle of nowhere. Tai dabar po 5 minučių atvažiuoja traukinys. Šaunam iki Vatralaus stoties ir tenai su metro dar pusvalandukas iki Viešbutano. Ir reikia ilsėtis eit. Rytoj nauja diena ir patinka man kol kas tikrai daugiau nei praeitą kartą. Gal dėl tų orų greičiausiai, o gal kad pratinos prie kilimų, nes pas draugą namuose irgi vien kilimai visur, tūlikiai, meži, išsitaško. Neišsitaško gerai, padauginau, aš pataikau. Bet kažkaip ir Londone galima gyventi. Ну, ёб твою мать. Geras tiubas, ne? Kilimai, namai.